spaudžiu įrašą. Tai sveiki, sveiki, labas vakaras, kadangi turime ir naujų žmonių, tai noriu pristatyti Nataliją Balkus, jinai yra mūsų Yes Global komandos partnerė ir man visą laiką labai smagu Nataliją pristatyti, aš visą laiką džiaugiuosi, kad pažinau šią moterį ir kaip ir iš verslo pusės, kaip partnerė ir kaip žmogų, kaip asmenybę, kuris turi labai daug patirties ir pardavimuose. Ir kas įdomiausia, man patinka, kad jinai po šiai dienai turi ne vieną verslą, bet Natalija yra ne teorikė, o praktikė, ne? Tai va, 100%. taip. Tai labai dėkoju, kad jinai sutinka pas mus kalbėti apie produktą ir šiandieną Natalija kalbės apie mūsų pagrindinius 3 produktus, kaip ir minėjau, apie sveikatos trikampį. Tai perduodu žodį Natalijai, atidžiai klausykite ir pasižymėkite, kas jums aktualu ir paskui bus galima skirti kažkiek laiko klausimams. Ne? Tai va, žodis tam, Natalija. Važiuojam. Labas vakaras dar kartą. Kaip Aušra ir pasakė, aš praktikė, ne teoretikė. Visada iš pradžių bandau, čia mano kūnas, mano poligonas ir aš tiksliai visada galiu pasakyti, veikia ar neveikia. Būtent dėl to čia aš ir esu, kadangi viskas veikia, viskas puikiai duoda tokius rezultatus, netgi šalutinius poveikius, tuoj pasakysiu, koks šalutinis poveikis. Yes Global gamtos vaistų, kuris mane tiesiog šokiravo. Neatsimenu, praeitą kartą sakiau ar ne, bet pastebėjau vieną keistą dalyką. Išaugo mano blakstienos. Nepatikėsit, kadangi pas mane labai toks intensyvus gyvenimas, verslas, kažkiek laiko, aš tiesiog neturėjau galimybę ir man nereikėjo makiažo. Kadangi aš pradėjau jau verstis vis geriau ir geriau, atsirado daugiau laiko, atsirado daugiau galimybių nueiti į teatrą, į koncertus, ir atsirado poreikis makiažui. Ir kada aš paėmiau savo tokį jau papigiai tušą, kuris pas mane valiojasi, aš nežinau, pusę metų nenaudojau ir pradėjau dažyti savo blakstienus. Palaukit, wow, ne, tušas tas pats, tikrai ne už 50 eurų, už 10, negali būti, dar, mano blakstienos niekada gyvenime nebuvo tokių, o tokio ilgio. Tai va, aš jums galiu pasakyti, tai yra gamtos vaistai, kurie, tikrai daro kažkokią pastoviai kažkokie stebuklas vyksta. O kadangi tie stebuklai, kurie tu nelaukiai, ašgi nepasakiau savo, taip, aš paimsiu dabar Galangardą, tai Sunset ir Sunrise, man reikia atauginti blakstienos, ne? Tai aišku, kad ne. Ne dėl to aš geriau. Ne dėl blakstienų. Kas ten dainuoja? Labai malonu. Ne dėl to aš tai darau. Pažiūrėkit, čia yra mano praktika. Čia yra mano praktika, čia yra viskas išgerta. Aš žinau, kad tai yra tikrai veikia. Aš žinau, kaip veikia ir šiandien aš jums papasakosiu vieną tokį paslaptį apie tą visą veikimą. Visų pirmiausia, kas tai yra
sveikatos trikampis arba auksinis trikampis. Kas kaip nori, taip ir gali pavadinti. Čia yra mūsų pagrindas. Pagrindas Yes Global koncepcijos, tai yra visiškai mums, europiečiam, amerikiečiam, naujas toks gyvenimo būdas, kuris liečia kiekvieną žmogaus, kadangi mes visi, yra gera žinia, mes visi mirsim. Čia tikrai tai bus, čia vienintelis dalykas gyvenimis, kuris atsitiks kiekvienam. Mes senstam, bet 8 milijardai žmonių pasaulyje, man atrodo jau 8 milijardai, visi nori to pačių kažkokių rezultatų, to pačiu būti laimingi, būti sveiki. Žiūrėkit, sveikata kiekvienam reikalinga. Energija ir jaunystė kiekvienam reikalinga. Žiūrėkit. Ir toliau. Sunsetas. Tai yra mūsų džiaugsmas. Čia yra mūsų harmonija. Harmonija nuo žodžio harmonija. Aš noriu šiandien jums labai trumpai paaiškinti, kodėl reikia pradėti nuo trikampio, kodėl nereikia išskirti kažkokį vieną produktą ir pasakyti, oi, ne, aš tik tai vat šitą, o paskui aš žiūrėsiu. Pakankamai dažnai aš girdžiu tokius žodžius ir visada sakau, stop. Hibride, aš jums paaiškinsiu, kodėl. Žiūrėkit, sveikata, džiaugsmas, energija, jaunystė. Niekasgi nepasakys, kad oi, ne, jaunystės man nereikia, užtenka, aš ir taip jauna, man jau tik tai 65 metai, man tarp kitko 58. Ne, aš labai gerai atrodau, man nereikia, aš tik tai noriu ramiai miegoti. Dėl to jūs man duokit, aš išbandysiu iš pradžių sunsetą. Jeigu gerai miegosiu, tai aš tada nupirksiu visą trikampį. Ar dažnai būna tokių atvejų? Aš galvoju, kad dažnai. Arba kitas variantas, ypač kuris pas mane pakankamai dažnai būna. Kadangi aš jau mergaitė tokio amžiaus, kada jau reikia biškį pagalvoti apie savo estrogenus, alfa max woman, ir mano aplinkiniai irgi, maždaug tokio amžiaus, virš 45, tada, kada prasideda tam tikri pokyčiai organizme pas moteris. Be abejo, aš visada duodu išbandyti. Tiesiog, jeigu tai yra mano draugė arba kažkokia pažįstama, sakau, pabandyk, tikrai tau bus lengviau, o paskui mes pakalbėsim tada, kada aš turėsiu laisvą laiką. Ir žinokit, po 3 dienų dažniausiai skambina, sako, aš paimsiu, man labai gerai, 3 dienos ramybės, jokių ten prakaitavimų, rankų drebėjimų, tachikardijų, viskas gerai, aš pagersiu, o tada žiūrėsim. Žinokit, neparduodu. Sakau, ne. Mes iš pradžių pakalbėsim, o paskui tu nuspręsi. Būtent apie tai ir aš noriu pakalbėti su jumis. Jūs turit suprasti visi absoliučiai, kad mūsų sveikata tai yra ne ligų nebuvimą. Tai nereiškia, jeigu žmogus nesirga, tai reiškia, kad jisai sveikas. Ne. Visų pirmiausia,
sveikata tai yra tada, kada žmogus jaučia džiaugsmą ir kada jis energingas. Ar dažnai taip būna? Nu, turbūt kiekvienas pasakys, kad nedažnai taip būna. Nu, tikrai nedažnai. Mes labai daug jaučiam stresą, visokių gyvenimo peripetijų pas mus yra. Ir plus pažiūrėkit į savo pasą. Bet jeigu jau virš 35, aš jums galiu atskleisti vieną paslaptį, mes visi senstam. Senėjimo procesai jau prasidėjo. O tai yra faktiškai liga. Tai yra liga. Tai ne taip, ai, tai man ir taip gerai. Be abejo, labai gerai. Ir mes turim sensti. Ir čia yra normalu. Bet mes visada, o dabar, turim pasirinkimą, kaip mes pasensim. Ar mes būsim laimingi, ar mes būsim sveiki, ar mes sugebėsim džiaugtis gyvenimu iki paskutinės dienos, ar mes gulėsim patale 10 metų ir tiesiog būsim kaip daržovė. Tai mūsų pasirinkimas ir mūsų pasirinkimas šiandien, kada mums 35, kada mums 45, kada 55, čia yra mūsų pasirinkimas dabar. Tai ką mes turim padaryti? Mes turim padėti savo organizmui atstatyti savo funkcijos, sustabdyti senėjimą. O tam, kad tai padaryti, mes turim suprasti, kas tai yra aplamai mūsų organizmas. Žinokit, mūsų organizmas tai yra ne organų rinkinys, kur yra širdis, kepenys, dar kažkokių ten visokių pazlių. Čia yra labai sudėtingas organizmas. Ir atsiprašau, aš galbūt banaliai kalbėsiu, bet įsivaizduokit, mūsų mechanizmas nuostabus, kuris tikrai gamtos viršūnė, tai yra šedevras, bet tai yra mechanizmas. Kaip ir automobilis. Automobilis jaunas, gražus, labai greitai važiuoja, atsiprašau, viskas tvarkoja, ekonomiškas, bet su laiku, kaip ir automobilis, taip ir mūsų organizmas pradeda biškutę jau kažkas ne taip. Lyg tai ir važiuoja, lyg tai ir nėra ligų, bet lėtėja, mažėja energijos, netoks gražus, kaip ir mašina. Ir ką mes darom dažniausiai? Jeigu liečia mašinos, mes suprantam, kad reikia nuvažiuoti į servisą, pakeisti padangos, atnaujinti, pakeisti akumuliatorių, kad viskas gerai būtų, pakeisti dar kažką, tepalus, pakeisti diržą, nesvarbu ko. O ką mes darom su savo organizmu? Mes pradedam gerti vitaminus. Taip? Mes pilam į save tiesiog brangesnį degalą, benziną. Jeigu mums anksčiau užtekdavo morkytės suvalgyti, tai ne, mes dabar varom į vaistinę, mes geriam liposominį vitaminą A, liposominį vitaminą D. Ką mes darom? Dėl mašinos mes viską suprantam. Taip, reikia pataisyti, reikia patobulinti, reikia atnaujinti. O dėl savo organizmą mes pilam brangesnę kurą. Tai va, brangieji, kodėl aš visada prieš, jeigu žmogus sako, aš šitą pabandysiu, o šitą vėliau. Ne, brangieji, kol jūs neatnaujinsit savo organizmą, kol jūs nepatobulinsit, nesustabdysit savo senėjimą, ne vienas vitaminas jums
neatneš ilgalaikių poveikių. Tai bus trumpalaikis. Kaip ir, pavyzdžiui, mūsų moteriškas, kuris yra pas mane, Alpha Max Woman, tai yra trumpalaikis poveikis. Kol jūs gersit, viskas bus gerai. Nutrauksit, vėl blogai. Kodėl? Dėl to, kad jūsų organizmas dar neveikia taip, kaip turi veikti. Tai yra greito poveikio produktas, o čia yra ilgalaikis. Kada pas jūs po kažkiek laiko, po 4 mėnesių, po 5 mėnesių, kaip pas mane, atsiranda blakstienos, pradeda augti plaukai, tirpsta riebalai, jaunėja ir gražesnė oda, daugiau energijos. Kodėl? Dėl to, kad tai yra mūsų sveikata. Kalangardas. Kalangardas tai yra tas gamtos vaistas, kuris reguliuoja mūsų antrininką, mikrobiomą. Tai yra mūsų sveikata. Ne vitaminai, kurių mes galim gert be sustojimą, paskui eiti į tualetą, kaip aš sakau, ir labai brangiai pasisiok. Tai yra Sunrise'as, kuris dienos metu apsaugo mūsų organizmą nuo žalingų poveikių, kuris duoda mums tą grožį, atstatinėja. O su kuo jis atstatinėja? Tai aišku, šveicariški ingredientai. Fitocel, obuolių, kamieninės ląstelės ir vynuogių. Čia yra pagrindinis mūsų grožio instrumentas. Ir kas pasakys, ne, man nereikia grožio, ne, užtenka, aš tik tai gersiu kalangardą. Niekas nepasakys. Ne? Arba ar kažkas prieš, ne prieš. Čia yra dienos metu, nakties metu. Čia yra mūsų džiaugsmas, tai yra mūsų gera nuotaika, čia yra mūsų moteriškumas, tai yra mūsų vyriškumas. Nakties metu mūsų organizmas dirba, jūs neįsivaizduojat kaip. Taip dirba, kad būna ir visokių čiudų. O poveikis būna toks, kad netgi tokios lygos kaip depresija ir dar yra visokių psichinių nukreipimų. Žinokit, žmonės tikrai nuo to gali pajausti pagerėjimą. Kodėl? Dėl to, kad čia yra mūsų balansas, hormonų balansas. Tai yra stimuliuoja augimo hormoną, melatoniną, visus hormonus, kurie neša mums džiaugsmą dienos metu. Tai gal jūs negersit, ne? Negersit, gerai. Negerkit. Niekas taip nepasakys. Visi nori būti laimingi, visi nori pailsėti naktį, atsibust ir turėti daug energijos, turėti gerą nuotaiką, jaunėt ir būti tikrai laimingiem žmonėm. Tai va. Tai tas liečia būtent trikampio. Ir aš jums tiesiai šviesiai pasakysiu, mano nuomonė, visų pirmiausia, tai yra antisenėjimo programa. Čia yra kompleksas, tai yra sistema, kuri palaiko mūsų sistemą. Suprantat, jeigu būtų pas mus tik tai vienas svarbus organas, pavyzdžiui, širdis, aš suprantu, mes tada visi sutelksim savo dėmesį ir gerinsim širdies darbą, gerinsim širdies būklę. Bet pas mus kiekvienas
mūsų organas, kiekvienas mūsų milimetras yra svarbus mums. Mes neatsisakysim nei rankų, nei kojų, mes nepasakysim. Ateinam pas daktarą ir sakom, o sakykit, prašau, man reikia pagydyti kairį koją, o dešinę koją kol kas nereikia. O taip yra, kada žmonės sako, nu, aš pagersiu vieną, o paskui pažiūrėsiu. Galbūt aš šitą paskui įsigysiu. Nuo šito reikia pradėti. Būtent nuo šito, dėl to, kad mes senėjam. Senėjimo procesas tai yra liga. Netgi jeigu pas tave nėra kažkokių psichinių sutrikimų, gerai miegi, tavo svoris yra nepadidintas, nesumažintas, tu nesirgi, pas tave viskas tvarkoj, bet pažiūrėk į savo pasą. Pasas nemeluoja. Mums reikia ruoštis mūsų senėjimu, oriai sent, kad būtų laimingi, sveiki, energingi ir džiaugtis gyvenimu. Ir labai greitai aš jums biškį paaiškinsiu aplamai senėjimo mechanizmą, kas tai yra senėjimas. Labai greitai. Viso pirmiausia, kad suprast, kad ligų nebuvimą tai yra nesveikata. Sveikata tada, kada tu moki suvalyti savo organizmą ir padėti jam atsistatinėti savo funkcijos kaip jaunystė. Tai va, senėjimas viso pirmiausia tai yra DNR pažeidimų kaupimas. Pas mus kaupėsi viską ir su laiku yra tas, ką mes turim. Toliau, tai yra telomerų sutrumpėjimas. Telomerai yra chromosomų galiniai skiriukai apsaugantis DNR nuo degradacijos. Ir kuo trumpesnis telomeras, to trumpiau mes gyvensim. Pailginti telomerų tą galiuką galima. Reikia netgi. Teisingas maistas, fizinis krūvis, grūdinimas, badavimas ir dar daug ko. Ir tikrai mes galim prailginti savo gyvenimą. Bet yra trumpiausias kelias ir kaip aš visada sakau, jeigu jisai yra, tai reikia imti tą trumpiausią kelią. Trumpiausias kelias tai yra vot šitas. Dienos metu, nakties metu ir visą parą tai yra žarnyno mikrobioma, viskas mūsų organizme, šitie 3 nuostabus produktai derina, balansuoja, priverčia organizmą atstatinėti visus DNR pažeidimus. Pats organizmas, ne šitą. Tai yra tik tai impulsas, bet pats organizmas pradeda veikti. Toliau, senėjimas tai yra epigenetiniai pokyčiai. Epigenetiniai, pokyčiai yra modifikacija reguliuojančių genų aktyvumą. Tai yra labai sudėtingas procesas, bet čia yra genų inžinerija. Bet va, čia yra sunset. Jūsgi neatsisakysit sunsetą dėl kažkokių priežasčių, jeigu žinosit, kad stabdo senėjimą. Neatsisakysit. Čia yra visa kampanija, va čia, prieš senėjimą. Toliau. Oksidacinis stresas. Senėjimas tai yra oksidacinis stresų pasekmė. Viso pirmiausia, tokie stresai atsiranda dėl laisvų radikalų perteklių, nestabilių molekulių, kurie pažeidžia ląstelės. Organizmo antioksidacinės sistemos padeda neutralizuoti
laisvuosius radikalus, tačiau su amžiumi jų efektyvumas mažėja, į tai sukelia ląstelių pažeidimą. Kas padeda neutralizuoti oksidacinius stresus? Kalangardas. Faktiškai visas mikrobiomas pastoviai dirba tik tai tą linkme. Gamina tam tikrus vitaminus, gamina tam tikrus hormonus, daug labai naudingus fermentus, konfermentus, netgi vitaminą B12 gamina. Jisai padeda mikrobiomu, tiesiog duoda impulsą ir mikrobiomas pradeda kovoti su antioksidaciniu stresu. Tai ką, jūs atsisakysit kalangardą? Ne. Taip, kas tai yra senėjimo procesas? Tai yra mitochondrijų disfunkcija. Mitochondrijos yra tokios organėlis gaminančios energiją ląstelėse. Su amžiumi jų funkcija blogėja ir ta lemia energijos gamybos sumažėjimą ir laisvųjų radikalų gamybos padidėjimą, kas savo ruožtu sustiprina oksidacinį stresą. Kamieninių ląstelių aktyvumo sumažėjimas irgi tai yra senėjimo procesai, kurie vyksta pas mus nuo 35 metų. Kamieninės ląstelės gali savarankiškai atsinaujinti diferencijuotis į įvairius ląstelių tipus. Su amžiumi jų aktyvumas mažėja ir tai riboja audinių gebėjimą regeneruotis ir atsinaujinti. Viską daro dienos metu, sunrise, nakties metu. Pagal sudėtį galite žiūrėti, pagooglint, kas ten parašyta. Kiekvienas pakelis turi 15 ingredientų, apie 15 ingredientų, kažkur mažiau, kažkur daugiau. Tai yra bomba. Bomba, kuri stabdo senėjimą nakties metu. Toliau važiuojam. Pažeistų baltymų ir ląstelių komponentų kaupimas. Biškį čia papildysiu. Jūs turbūt labai dažnai girdit, kad detoksikacija, pas mus vyksta detoksikacija, mes detoksikuojamsi ir detoksikuojamsi. Taip? Netgi yra tokia nuomonė, kad kalangardas tai yra priemonė, kuri detoksikuoja organizmą. Gera naujiena, kada mes einam į tualetą, ten, ką mes palikinėjom, ten nėra toksinų. Kur jie dingsta tie toksinai? Gera naujiena vegetaram. Labai gera. Tai va, visi tie toksinai mūsų organizmas perdirba į baltymus. Ir kada pas mus per daug tų toksinų, kada organizmas nesugeba jau tiesiog kovoti su to visų brūdų, kuris pas mus kaupiasi organizme, atsiranda labai daug baltymų ir kada pas mus atsiranda kažkoks uždegimas, mes važiuojam pas gydytoją, mums sako, priduokit prašau kraują ir pagal kokį rodiklį mums nustatinėjo, kad pas mus uždegimas pagal CRB. CRB tai yra baltymų rodiklis. Jeigu baltymų pas mus per daug, tai reiškia, kad pas mus kažkas ne taip vyksta. Tai va, tai pažeistų baltymų ir ląstelių komponentų kaupimas, tai irgi yra senėjimo procesas. Senėjimo procesas, kuris gali sustabdyti kalangardas. Toliau, sisteminis uždegimas. Lėtinis mažo lygio uždegimas, vadinamas senėjimo uždegimu. Dėl to aš ir sakau, kad faktiškas senėjimas tai yra liga. Čia yra nenatūralus procesas.
faktiškai mes turim būti nemirtingi. Tai va, senėjimo uždegimas taip pat prisideda prie senėjimo. Tai susiję su ilgalaikiu stresu, infekcijom ir kitų pažeidimų poveikiu. Ir tai lemia nuolatinį imuninės sistemų aktyvaciją ir audinių pažeidimas. Ir plus ląstelių senėjimas. Vėlgi, ląstelių senėjimas padeda visi trys komponentai. Ir kas gali pasakyti, man nereikia, pas mane ląstelės nesensta, man reikia tik tai vieną sunsetą, kad gerai miegot. Jūs dabar suprantat, apie ką aš šneku. Jau 30 minučių. Mano limitas jau baigėsi ir ką aš jums galiu dar pabaigoj pasakyti, kad trikampis tai yra pagrindas. Mūsų sistemos palaikymas. Sistema padeda sistema. Viską, kas eina prie trikampio, tai yra greita pagalba, kuri gali būti papildomai. Kaip pavyzdys, aš jums galiu pasakyti tiesiai šviesiai, kadangi mano amžius reikalauja visgi, kuris yra Alpha Max Woman, aš jums tiesiai šviesiai pasakysiu, aš išgėriau tik tai vieną pakelį ir tai pradžioj, kad greičiau pranyktų tai visi simptomai, kurie buvo pas mane. Per 3 mėnesius aš ne vieną kartą neprisiminiau, kad pas mane yra menopauzė. Dėl to, kad pats trikampis atstatė absoliučiai viską, ką įmanoma atstatyti. Dėl to labai prašau, neardykit, nedarykit tokių nesąmonių. Jeigu jūs turit galimybę, padėkit savo organizmui, kad turėt ilgalaikį poveikį ir padėkit kitiems žmonėms tą patį pasiekti kaip ir jūs. Tai va, ačiū jums labai. Iš tikrųjų labai greitai prabėgo tas laikas, galiu kalbėti ir kalbėti apie viską, kas čia vyksta ir man tai yra džiugu, kad aš šiandien galėjau pasidalyti būtent savo patirtimi ir savo mintimi, kurie pas mane buvo. Ačiū. Labai ačiū, Natalija. Tikrai, žinai, aš galvoju, gero pabiškį. Pasiliksim kitam kartui, visą laiką junkitės ir klausykite tęsinio. Tai labai ačiū šį vakarą Natalijai